Jeigu esi pasiekęs daug savo karjeroje, versle ar veikloje, bet viduje vis tiek jauti tuštumą, tai nėra silpnumo ženklas. Tai reiškiasi, su tavimi viskas yra gerai. Ir labai dažnai tai nėra apie tai, kad kažko tai neužtenka. Tai yra tiesiog, kad dingo prasmė. Tai yra apie momentą, kuomet lipai karjeros laiptais, siekiai daugiau ir pakeliui tiesiog kažkur pametė į save. Pamiršti paklausti, kas man iš tiesų yra svarbu, kas man teikia džiaugsmą, ką darydamas aš mėgaujuosi. Ar aš dar mėgaujuosi pačiu procesu, tuo, ką darau, ar tiesiog bėgu nuo vienos užduoties prie kitos, prie dar kitos, kaip maratoną. Nes kai ilgą laiką gyveni tik per reikia, tik per atsakomybę ir per lūkesčius, net ir dideli pasiekimai gali nebedžiuginti. Tuštuma atsiranda tuomet, kuomet rezultatai yra, bet prarandamas ryšys tiesiog su savimi. Turiu labai gerą žinią tau. Tai galima susigrąžinti. Ir tai padaryti galima ne per dar daugiau darbo, ne per dar daugiau užduočių, ne per dar greičiau atliekamas užduotis, o tiesiog per sugrįžimą į save ir supratimą, kas man svarbu ir kodėl aš tai darau. Jeigu tau ši tema rezonuoja, pasek mane. Čia kalbu apie prasmę, apie vidinį balansą, apie savęs suvokimą kaip vadovo ir savęs supratimą tiesiog, kas aš esu, koks aš esu ir kodėl aš esu.